Pastaruoju metu gavau nemažai klausimų dėl plaukų slinkimo, plaukų silpnumo galbūt netgi, va kodėl, kas darosi su plaukais. Tai čia yra keletą priežasčių, kurias galima panagrinėti sesijos metu, kuri tinka jums konkrečiai, o galbūt jūs ir patys atrasite tam priežastis ir galėsite susitvarkyti. Kaip aš sakau, visi negalavimai turi psichologinį kažkokį tai motyvą, priežastį mūsų psichikoje. Ir kas vyksta, kai netenkame plaukų, jie slenka, pasidaro silpni, lūžinėja ir panašiai, tai yra apie savęs identiteto praradimą. Tai gali būti kaip pavyzdys baimė prarasti vaiką. Pavyzdžiui, būna, kad moteris laukiasi ir jai visiškai neslenka plaukai, gražūs, vešlūs, o tik susilaukia kūdikio ir pradeda kristi tas visas ataugimas, kuris buvo visas tas kiekis, žiūrėk, šast ir prarandi. Nes gimus kūdikiui atsiranda susitapatinimas, identitetas, aš esu mama, noriu būti gera mama. Ir neduok Dieve atsitiks kažkas tai vaikui, tai yra didžiulis pergyvenimas dėl vaiko, rūpestis juo, nerimavimas. Ir šitas dalykas, jeigu kažkas atsitinka mano vaikui, tai bus tolygu prarasti identitetą geros mamos. Tai gali būti susiję pergyvenimas dėl stipraus išsiskyrimo arba grėsmės išsiskirti, kuris tolygu yra išsiskirti su mama, tėčiu ar močiute. Nes atsiminkim, vaikystėje mus visus daugiau ar mažiau glostė mūsų plaukus, galvelę, kai mus girdavo, kai sakydavo gerą žodį, mes sulaukdavom tokio fizinio paglostymo per galvą. Kai mes suaugam, mūsų to fizinio paglostymo tiek jau nebelieka, bet lieka žodinis paglostymas, psichologinis paglostymas iš artimų žmonių. Ir gali būti, kad mes santykius su antraja gali būti pusė arba su kažkokiu tai draugu galim tapatinti, kad tas pats kaip su mama jaučiuosi dėl šito žmogaus palaikymo. Jeigu tas žmogus sako daug komplimentų, džiaugiasi mumis, giria mus, tai mums tolygu, kad mus glosto mūsų galva, kaip vaikystėje. Ir jeigu taip atsitinka, kad mums tenka išsiskirti su tuo žmogumi, tai natūralu, kad kenties plaukai. Atkreipkim dėmesį, ar ne, kai buvo pandemijos laikotarpis, visi turėjom izoliuotis, sėdėti namuose, gyvo bendravimo mažai buvo, daug baimių, mažai buvo palaikymo, to pačio paglostymo mūsų ir daugam nukentėjo irgi tie patys plaukai pradėjo labai stipriai slinkti po šitų visų pandemijų, nes mes netekom to ryšio, to bendravimo, kurio mums norėjosi. Lygiai taip pat gali pradėti slinkti plaukai netekus tiesiogiai. Pavyzdžiui, močiutės, jeigu buvo ryšys toksai, kur myluoja, supuoja, giria, džiaugiasi kiekvieną kartą susitikimu, žavisi mumis ir mes turim tokį labai stiprų ryšį su močiute. Ar tokiu atveju jos netekus gali nukentėti plaukai. Gali nukentėti plaukai dėl mamos ar tėčio mirties, praradimo, išsiskyrimo. Gali būti, kad mes tiesiog turim išvažiuoti į kitą miestą, gyventi labai toli, atsiskirti nuo savo šeimos ir irgi gali prasidėti plaukų slinkimas. Dar gali būti toksai dėmesio trūkumas, ar ne? Va, susipažįstam su vyru, mus giria, sako, kokia tu graži, kokia tu faina, tu žaviausia, tu gražiausia. Bet laikui bėgant, žiūrėk, jau tų komplimentų sumažėja. Tai irgi tas dėmesio trūkumas, tiksliau, jisai atsispindės mūsų grožyje, mūsų plaukuose. Ir dar viena iš priežasčių, kuri ypač būdinga galbūt ir vyrams, bet lygiai taip pat pasitaiko ir moterims, tai kai žmonės pradeda plikti va čia, ypač priekinėje galvos dalyje, tai yra susijęs su loginiu mąstymu. Tai yra apie tai, kad žmogus yra labai labai racionalus. Viską labai smarkiai apgalvoja, įvertina, pasveria ir visą tai daro būtent per logiką, per protą, neįsileidžia jausmų pasaulio į save. Toksai žmogus, jisai iš tikrųjų pas jį trūksta ir racionalumo kartais,
trūksta tokios aistros gyventi iš polėkio, iš troškimo, iš draivo tokio, kad tai yra faina kažką išbandyti, kažką padaryti, kažką tai patirti. Toksai žmogus apsvarsto, ar tai verta, ar tai apsimoka, o kokios bus pasiekmės, o tai gal čia nereikia šito dalyko daryti. Jisai neleidžia savo spontaniškumo, va to malonumo tokio niekame. Jisai viską pragmatiškai pasveria racionaliai. Toksai žmogus neišgyvena va tos vadinamos flow būsenos, kai aš gyvenu pagal intuiciją, pagal savo jausmus, nuojautą kažkokią, tai jisai neleidžia savo, reikia pagalvoti, protu apskaičiuoti, sprendimą priimti. Pas tokį žmogų mažiau empatijos, atjautos yra ir va gyvybingumo, galėjimo realizuoti save, net atrodo tokius, ne visai racionalius sprendimus iš pirmo žvilgsnio priiminėti. Jisai to nedaro. Pas tokį žmogų yra labai daug reikia, privalau, taip turi būti, privaloma ir labai mažai yra to noriu, trokštu, geidžiu, renkuosi, kad tai yra mano. Jisai kiekvienam veiksmui savo turi paaiškinimą, kodėl jisai priėmė vieną ar kitą sprendimą, kodėl jisai renkasi šitą, o ne kitą dalyką. Ir pas jį yra toks padidėjęs kortizolis, stresas, nes jisai gyvena tokioj įtampoje nuolatos, nes reikia žiūrėti, apskaičiuoti, apgalvoti viską. Neduok Dieve kažkur kažką praleisiu, jisai turi didelį vidinį kritiką, nes neduok Dieve suklysiu kažką tai darant. Ir šitas stresas, jisai natūraliai naikina tą gyvybingumą, tą spontaniškumą pa žmogų. Tai tokiu atveju pa žmogų pradės plikti va šitą viršutinę galvos dalis, slinkti plaukai šitoje vietoje, būtent dėl didelio protavimo. Tai va, tai galite ir pas save atkreipti dėmesį, su kokiu vidiniu konfliktu jūs susidurite, kad atsiranda plaukų pažeidžiamumas, silpnumas ir slinkimas. O jeigu neaišku, kas darosi su manimi ir turiu šitą problemą, visada galima užsirašyti į sesiją ir panagrinėsim šitą klausimą konkrečiai jūsų atveju.